jausdavau, kad aš savo jokinga, kad vat sesę galiu prajuokinti ant kažką, bet kad aš in general jokinga, tai aš to nesuprasdavau. O dabar jauti, kad esi jau, ta prasme, turi ir podcastą su 2 merginom komikiam, ar galėtum patys matytum save einant komikės keliu? Šiaip ne, aš seniau kažkaip idealizuodavau tą ir galvodavau, kad gal galėčiau, bet dabar kažkaip biški nutolu. Man atrodo, kad mano tas humoras nėra toks, kur klykiam iš rūtos. Nu, mano toks humoras labiau, kur įdomi, kaip čia taip sugalvoju. Tai buvo labiau toks, tai... Reelsų humoras. Nu jo, aš nežinau, kažkoks va toks kalbėjimas. Esi pagalvojus, kad visai norėčiau nueiti pabandyti į stand-up sceną? Tai aš seniau labai svajodavau ir taip ir neišdrįsau, seniau tiesiog bijodavau, žiauriai bijodavau. Dabar atsiradė iš šono tos visokios patirties, tai gal net nesukaustytų manęs baimę, bet, nu, vat klausimas, ar aš turiu tą pajautimą.